Ką mes skambinsim? Čiuveliai tokie. Čivakui? Čiuvačiuką grabė. Filantropas tai tas, kuris tyria žmogų, o ne tas, kuris... Alio. Sveikas gyvas. Sveiki. Ko vardu? Edmundas. Edmundai, turi panelę, ar ne? Jo, turiu tokią. Kiek metų draugaujat? Ai, nežinau, kiek metų. Neilgai metų gal nėra. Ar pavydė panelę? Pavidoka. Jo, neleidžia, tikrina viską. Netikrina, bet būna. Ar to, ne? Parodo kartais kapriziukų. Jo, parodo. Ok. Pabandykime ją išgydyti nuo to kapriziukų parodymo. Galėtume. Ranka. Taip stikų šiandien. Gerai, tai papasakok apie ją daugiau. Kiek į metų, kurį yra, ką įveikia? Mokosi 12, Panevėžy. Aha. 11. O tu kur esi dabar? Irgi Panevėžy. Panevėžy, ar ne? Ja. Klausyk, ar yra kokia nors panelė, kurią jį pavydėtų ir įtarinėtų, tarkim, kad tau rašinėja kažką ar kažkas? Gal ir yra tokia panelė. O vardai jinai žino jos? Jo, žino. O tu galėsim, mes paskambinsim ją ir tu kalbėsi, aišku, ir pasakysi, kad sąžinė tave labai graužia dėl vieno įvykio, kuris įvyko ir tu nori prisipažinti. Tvarkai. Bet myksi taip, žinai, kad taip iš karto nepasakytum, tipo, bet tu prižadė, kad tu tikrai ten nepyksi ant manęs. Nu, ta prasme, temk. Nes norėčiau draugauti vis tiek toliau, žinok, aš jaučiu, kad padariau klaidą ir tu esi ta vienintelė visgi. Gerai tokie. Ir paskui ant galo, jeigu sakys, nu pasakyk ir sakyk, nu, aš tiesiog pasibučiavau su ta kokia tenais, nežinau, ten jos vardu. Gerai? Jo, tvarkoj. Ok, tai ką, tada bandom skambinti. Tvarkoj. Nu, kažkai nerimaut pradėjai, ne? Ne, šiaip va. Klausyk, ir jeigu tu... Mašina ir juokiamės. Kas? Mašina juokiamės. Jeigu pajusi grėsmę kažkokią tai sakyk, prunskinė, ir mes tada iš karto įstosim, gerai? Jo, tvarkoj. Gerai, jungia, sėkmės. Tvarkoj. Nu, labas. Labas. Ką, veikiant? Klausiau muzikos. Tai ką, žiūrėk, taip va, galvau, sėdėjau ir sąžinę graužę, norėčiau ką tau pasakyti. Tai va, atsimeni, kai buvau Vilniui tada. Ir ten biški buvo man su neringa, kai ko, taip va, pasigėrėm. Tai čia yra tai? Nu, taip, va, reikėjo tau pasakyti. Bet vis tiek, nu, čia nieko baisaus nebebus, taip norėčiau toliau su tavim būti ilgiau. Tai va. Ar girdi? Tai čia rimtai? Sakau, kad rimtai, nebegalėjau laukti daugiau ir reikėjo pasakyti. Aš tau sakiau, aš tau atsimeni, ką aš tau sakiau. Nu, ką aš žinau, taip nebebus daugiau. Tai va, Prunskienė jau ateina pas mane. Labas vakaras! Labas vakaras! Su jumis kalba radistai, radio stotis ZIP FM ir tavo vaikinas biški padūrė. Taip, Žinok, jis meluoja. Jis meluoja, mes liepėm pameluotą. Nesiramink. Tiesiog jisai sakė, kad jūs esate šiandien apsipykę ir jis nori, kad tu jo nepyktum ir jūs viskas būtų pas jūs draugiškai ir gerai, todėl dabar nusišypsok, nes jis... Pala, duodam pasakyti, ką nors mergaitė. Eureka. Ką? Mes pavyko. Oi, tu gyva? Gyva. Nuotaika pagerėjo? Tai, žinok, viskas tvarkoj, jokių nebuvo ten šunės su jokia mergaitė. Mes tiesiog tave padūrėm. Teisingiau tavo vaikinas. Išdūrėt. Išdūrėm. Kaip jau teisi, kažkaip taip su... Tu čia rimtai? Aš tau sakiau, kad taip ir bus. Oi, geras.
Va, tai nesiparink, žinok, taip nebus. O dėl ko jūs susipykot šiandien? Laukėdama pakalbėsime. O dėl ko jūs šiandien susipykot, Hebra? Ai, šiaip biški, apspykom. Kas kaltas čia? Nepasidalinot barbių? Nepasidalino. Mašinytė. Telefono nebarbiu. Na nieko. Gerai, nesipykit, pabučkit, duokit vienas kitam ir susitikit šį vakarą. Žinai, kokia liubov bus dabar. Pats geriausias yra susitaikymas. Susitaikymas. Gerai, draugai. Seksis. Gero jums vakaro, o tu, brolau, nedėk ragelio. Jo. Iki Eurika. Eurika.